Štai mūsų ir kapitonas. Opci. O. Jie yra tokie kaip superherojai, bet antiherojai, vadinkim, nes jie yra iš šiukšlių ir tas šiukšlės vis tiek, aišku, mūsų yra didelė tokia problema žmonijos ir tokie, ir biškai kaip tokia humoras, nes į Amerikos tą kultūrą, net žiūrint, kur pilna superherojų, visi ten gelbėja pasaulį, o šitie, jie kaip ir apsimeta daugiau, kad gelbėtų pasaulį. Jie iš tikrųjų nieko negelbėja, tiesiog būna mūsų gyvenime ir mūsų, kaip sakoma, supa ir niekur nesitraukia, kaip tos šiukšlių salos ir lavinos. Tai štai tokia maždaug idėja, kad jie yra herojai be supergalių kažkokių tokie. Bet jie net nėra kažkokie blogi ar ten geri, jie tiesiog yra ir reikia kažkaip su jais tvarkytis. Štai kapitonas. Kapitonas šiukšlė. Toliau kokybė gera ir toliau brokas. Čia vienu metu toks biškai šizofreninis pas jį toksai. Ir pirmin viena koja, kita stop. Tai jisai maždaug ir pirmin atgal, ir atgal eina, ir toks biškai vietoj stovi, toks neapsisprendęs. Bet tos šiukšlės tik kaupėsi ir kaupėsi. Tai globalinė šildytoja. Tokia eina bloga kryptim. Čia iš tie lipdukai iš spaustuvės. Labai man patiko, kad bloga kryptis. Na ir ką, tai vat šildo su kostiumu tokiu, čia irgi iš tos matricos kažkokios švarkelis padarytas. Na viskas iš visokių atliekėlių, tai čia toks jau kiek visko ir lipdukai, va čia iš spaustuvės tokie gėlytės. Viskas taip nekaltai, bet iš tikrųjų rimta tema. Antrą šitą padariau. Buvo pirmas, kitas buvo, štai šitas antras. Ten kitas kapitonas tas ir šitą kaip jo tokia antra pusė. Perdarimas, pernaudojimas dalykų, man tas labiau įdomu yra, nes ir ypač, na aišku, tik asmeniniam tokiam lygiai, nes nėra čia kažkas labai rimtos industrijos, aš tiesiog kažką yra po gabalėlį, kažką tai randu ir kažką tai bandau ten iš tų padaryti, sukurti kažką tai iš tų dalykų. Nes tiesiog yra tikrai masė atliekų ir tiesiog biškai užkniaužia kvapą, galvoju, kiek čia visko yra, oi, čia ir taip pradedi daryti ir viskai, čia kažkaip tai nusiramini, kad po biškį kažką tai padarai, vieną dalyką kitą, čia nereikia išprotėti, kaip sakau, visko čia neperdirbsi, neperdarysi vienas žmogus, bet pažiūrį, kolegos yra vis tiek pasaulyje žmonės, kurie panašius dalykus daro ir prašai tą patį. Tai tas atsiranda iš karto toks kažkoks tai ramybė kažkokia ateina labiau, pasitikėjimas kažkoks gal netgi, kad gal visai mes čia ir smagiai žaidžiam visi. Diptikas realiai, jie taip kartu eina, nes abu tokie, žinai, panašaus dydžio. Drugiažmogiai tokie du. Super drugiažmogiai, skraiduoliai, sparnai va čia pas jos tokie. Skraido ir vartoja. Žiūrėkį tokį vidinį nerimą jaučia kartais. Radau tą užrašėlį, taip galvoju, tikrai, aišku, tinka visur plasmasės. Tada nuobodžiaujanti klimato kaita, aišku, galvoje, kartais biški nuobodu. Ir kelias neaiškus, čia neaiškus kelias. Kuris eina, kuris skrenda, niekas nežino iš tikrųjų, pats net nežino. Taip. Tvarumo sraigė. Kaip jos kiautas toksai, čia tokia kaip galva bokštas toksai. Toks maždaug sumanimas. Ir visokie gyvena, jie ten žmogeliukai, karaliai, karalienės. Žmonės vis nori būti karaliais ir karalienėm turbūt. Viltis, sako, miršta paskutinė. Ir viskas ateityje. In the future.